Sveiki atvykę į mano kanalą. Šiandieną noriu pasidalinti su jumis savo įžvalgą apie Charlotte Tilbury kreminius produktus. Taigi, pirmas žingsnis, nuo ko pradėsiu, yra demakiažas. Noriu pasiruošti tinkamai savo veiduką. Noriu nusivalyti visas dulkes ir tam naudosiu iš korejietiškos kosmetikos linijos Cosrx toniką, kuris yra su medumi. Jis puikiai nuvalo visus nešvarumus ir taip pat duoda drėgmės. Sekantis yra 6 peptidų serumas, taip pat iš Cosrx. Jis yra su hialurono rūgštimi, puikiai pridrėkina odą. Kaip matote, aš jo negailiu, paskirstau po visą veiduką tinkamai ir leidžiu truputį produktui įsigerti. Nepamirštame ir savo lūpų. Tam naudosiu Laneige lūpų kaukę, puikiai žinomas brandas. Siūlyčiau produktą užsidėti, jeigu naudosite ne tik savo, tai su ausų krapštuku. Tarp kitko labai skaniai kvepia arbūzų skonio ir labai gerai pridrėkina lūpas. Na ir sekantis žingsnis tai yra primeris, tai SPF 50, apsaugo nuo taršos ir saulės spindulių, drėkina veidą, yra su hialurono rūgštimi, satininė tekstūra, slysta, sukuria blurą, paslepia ryškias poras, greitai įsigeria, žinoma tinka visų odos tipų ir aišku amžiui, tai jį tiesiog naudoti prieš makiažą po drėkinamo kremo. Tinka ir kasdien. Štai taip atrodo ant rankos, užsidedu visiškai nedaug ir paskirstau po visą veiduką ir gerai įmasažuoju produktą. Ir žinoma, leidžiu įsigerti. Na ir toliau judame prie paakių temos. Tai pirmieji, ką dabar jums rodau, yra Magic Vanish Color maskuokliai, šviesus numeris 1 Fair ir 2 Medium lašišos spalvos. Tai yra vaškinė tekstūra, maskavimo lygis vidutinis, labiau skirtas maskavimui. Yra 4 atspalviai, natūralus užbaigimas. Sekantis yra Beautiful Skin Radiant maskuoklis, vidutinis maskavimas su hialurono rūgštimi ir vitaminu C. Tai reiškia, kad drėkina ir šviesina paakius. Atspindi švytėjimą, yra 30 atspalvių. Na ir sekantis yra Magic Away Full Coverage maskuoklis. Ši priemonė yra stipriausio lygio maskavimo, natūralus užbaigimas, glotnumo poveikis, skirtas tamsiems paakiams ir dėmelėms. 20 atspalvių netgi yra. Paakiams dengti naudosiu 2 skirtingo brando šepetėlius, tai pirmąjį, kurį rodžiau, yra iš CTR 636 takloninio šerelio, skirtas kreminiams produktams, ten šešėliams ir maskuokliams. Jis toks purutis, su juo bus lengvai paakiuose tarp raukšlelių padengti produktą. O sekantis yra iš Makitko 03 sintetinio pluošto, irgi skirtas švelniai dėti maskuoklį. Tai pirmiau su Makitko šepetėliu ir pasiėmusi Magic Vanish Color maskuoklį, 2 medium lašišos spalvą, noriu paslėpti savo pamėlusius paakius. Tai vidinė akies kampelyje, manau, puikiai matot, kad turiu tokius pamėlynumus. Tai tapšnojimaisiais judesiais paskirstau tinkamai produktą. Prieš tai siūlyčiau šitą produktą, kadangi yra vaškinės tekstūros, tai tiesiog ant rankos užsidėti ir jį sušildyti. Tai bus lengviau dirbti su juo, bet ne perkrauti. Na ir sekantis, tai su CTR šepetėliu ir su Beautiful Skin Radiant maskuokliu. Matot, taip pat rodau, koks yra aplikatorius ir tiesiog užsidėjau produktą ant mentelės ir supuriu tokiu šepetėliu. Gražiai tapšnuojamaisiais judesiais paskirstu produktą ir įtapšnuoju. Nebraukiu, o įtapšnuoju. Ir taip pat leidžiu produktui
susigulėti. Taip pat pereinu ir per viršų. Prizuminus arčiau galit matyti, kaip pasislepia ir kadangi nėra sunkus produktas, gražiai pasidengia, niekas pakol kas nesubėgo. Na ir judame toliau prie veido dengimo. Taigi įsigijau 3 skirtingų neutralių atspalvių Charlotte Tilbury Airbrush Flawless pudrytės. 2 numeriukas, 4 numeriukas ir 5.5 numeriukas. Na ir žinoma, populiarusis išliaupsėtas Hollywood Flawless Filter. Aš turiu atspalvį 4.5 medium, tačiau jo savo nenaudosiu, nes esu riebiaodė, jis yra tinkamas labiau sausai ir mišriai normaliai odai. Jį naudoti galite 4 būdais. Tai yra 1 be pudros, prieš dengiant makiažo pagrindą, sumaišius kartu tarpusavyje ar net ant viršaus pudros. Yra 12 atspalvių. Iki 24 valandų drėkina odą. Oda švytinti, elastingesnė, gaivi, kaip su kokiu filtru, suteikia tą glow efektą, jaunumo pojūtį. Prieš dengiant pudrą dar papildomai noriu suteikti veidui drėgmės, gaivumo, tai panaudosiu vandeniui atsparų Charlotte Tilbury dulksną, skirtą prieš ir po užfiksuoti makiažą. Taip pat tarp sluoksnių galite jį naudoti. Užfiksuoja makiažą iki 16 valandų. Tai tarpusavėje maišysiu 2 pudrytes, tai atspalviai 2 ir 4. Ši pudra neapsunkina odos, suteikia pilną maskavimą, yra natūralus matinis efekto užbaigimas. Na ir keletas įdomių faktų apie sudėtį. Yra senėjimą stabdančių ingredientų, padeda sumažinti raukšleles 22%, naudojant per 8 savaitės. Atspari prakaitui, drėgmei, vandeniui ir gerai išsilaiko ant veido, neatsispaudžia. Tai tonuojančią pudrą dengsiu su šepetėliu. Turiu 2 savo favoritus. Vienas iš CTR 647 taklono šerelių, purus, kirstas, su juo reikia dirbti plokščiai, tapšnojamaisiais judesiais, įvedant į odą. Taip yra išgaunamas lengvas sluoksnis pudros. O kitas yra iš MS Makeup, mažesnis, tankesnis, taip pat skirtas naudoti kreminiams produktams. Taigi pasiėmusi MS šepetėlį, kadangi jis yra šiek tiek mažesnis, man bus lengviau apeiti palei plaukų liniją ausytes ir aplinkui nosytę. Susimaišiusi pudrytę ir pataikiusi, ačiū Dievui, atspalvį. Pradėjau dengti, kaip jau matote, pudrą nuo apačios smakro link T-zonos vidurio. Viską tempiu tapšnojamaisiais judesiais ir manau tikrai matote, kad labai gerai maskuoja, nes bent jau aš tai tikrai matau skirtumą. Iškart pasislepia raudonis, užmatizuoja. Na, dar toks šioks švitėjimas matosi, nes dar vis šlapia, bet tikrai taps tokia matinė ant veido. Na va, viena pusė dengta, kita nedengta. Na ir žinoma, viską sugreitinu, kad būtų greitesnis tas procesas, nes atsibos čia jums žiūrėtų. Tai va, tai viską užsimaskavau. Kur dar norėjosi man papildomai, perėjau dar kartelį. Patapšnojau. Svarbiausia, nebraukykit, o tapšnojamaisiais judesiais denkit. Ir, žinoma, neperkraukit, nes jos perkrauti nereikia. Viską neškit nuo apačios į viršų. Na, o čia sulėtinau, kad dažniausiai daug kas pamiršta šitas vietas su pudra pereiti, tai nepamirškit akių vokus, aplinkui antakius taip pat pereiti su pudra, kad nešviestų kokie nors raudoni ar ten balti dryžiai. Na ir kaklas, nepamirškit ir kaklo. Jeigu atviras kaklas, tai tikrai nepamirškit, nes negražiai atrodys kitaip. Bus kaip kaukės efektas.
Na ir po truputį, kai pudra susigula ant veido, galite matyti jau tą tokį matiškumą. Aišku, pas mane yra ten tų randelių, ten jau tobulai nepaslėps, nes vis vien aknė yra aknė, bet manau, tikrai užmaskavo gerai. Esu jau prieš tai bandžius ir laikosi gerai tikrai. Na, o dabar su Beauty Skin Radiant maskuokliu dar perėjau prie nosytės, per paakius dar kartelį ir taip pat pašviesinau smakriuką ir kaktos sritį. Na ir kontūravimui atlikti naudosiu skystą Hollywood Contour Wand Medium Deep atspalvį. Dengsiu su kirstu šepetėlį iš Soroka Makeup. Tai produktas lengvai sklaidosi, atrodo natūraliai ant odos. Na ir čia matot mano reakciją, nes tikrai nesitikėjau, kad jis ant tiek yra skystas. Štai matot, kaip atrodo ant rankos. Prieš tai buvo dar uždėtas aplikatorius toks, bet dėl higienos aš jį nusiėmiau, nes vis vien naudosiu ne tik savo. Aišku, kas naudoja tik savo, tai galit juos pasilikti, bet aš tiesiog juos nuėmu. Na ir tapšnojamaisiais judesiais, kadangi prieš tai dar šio produkto nenaudojau, neįsivaizdavau, kaip jis man dengsis. Galvojau, kad tik neprisidaryt kokius sneakersų ant veido, bet iš tikrųjų labai lengvai sklaidosi. Ir jeigu norisi to intensyvumo, tai netgi sluoksniuot galima. Tai matot, kontūriuką dedu taip net ir į viršų ir viską pasitvarkau su pudros šepetėliu, kad nebūtų kokių ryškių linijų. Taip viską padarau, kad taip tiesiog susilietų, na ir nepamirštu prie plaukų linijos taip pat, kad nebūtų tuščia. Nosytę irgi pasikontūruoju. Na ir savo, kaip sakau, buldogiuką, kad pagurklio taip nesimatytų, tai va, šitaip ir reikia slėpti merginos. Kas turit problemą, tai su kontūru galit optiškai apgauti. Na ir žinoma, viską vis pastoviai tvarkau su pudros šepetėliu. Nenoriu itin ryškiai, tai vis taip pereinu, patvarkau. Na ir štai matot, kaip atrodo. Tikrai atrodo ganėtinai natūraliai. Na ir sekantis žingsnis - matiniai skaistalai. Naudosiu 2 atspalvius, tai Pillow Talk Pink Pop ir Pillow Talk labai gražios spalvos, suteikia skruostams blurą ir fresh glow efektą. Ir su My Kitco puriu šepetėliu viską gražiai tapšnojamaisiais judesiais padengsiu. Pirmiau tamsesnį Pillow Talk ir ant viršaus Pillow Talk Pink Pop. Tai kaip matėt, nusiėmiau tuos tokius aplikatorius dėl higienos, taip pat parodu, kaip atsisuka ir kaip užsukti, irgi skystas ant rankos. Užsidėjau tiek, kad galvoju, nu jo. Tai dar nebandžiau, tai pačiai labai įdomu, kaip atrodys. Pasklaidžius ant rankos atrodo toks ganėtinai ryškus. Na ir žuvytė. Ar daug iš jūsų darot žuvytę? Aš tai dažnai darau žuvytę. Kai esu putlė, tai man lengviau atrasti savo skruostikulius.
Nežinau, tas pirmas įspūdis toks, okei, sklaidom ir žiūrim, ką gausim ir kas bus toliau, ane? Dėdamas kaistalus, stengiuosi juos kelti vis taip aukščiau, ant kauliuko netgi užeinu, na ir su pudros šepetėliu taipogi pataisau. Faina viską taip dengti, todėl kad nieko nefiksavau dar su sausais produktais, tai bepigu viską pataisyti, kur kliurkų prisidarau. Na ir taip pat skaistalus mėgstu dėti ir ant kaktos. Taip atrodo veidas mano šiek tiek gyvybingesnis. Na ir matau, kad truputį pamečiau savo kontūrą, tai dar kartelį pereinu su kontūro šepetėliu. Pasiryškinu. Užgožė skaistalai viską. Na ir dabar užsidėjus itin gražų. Jaučiu, kad man šitas spalva žymiai gražesnė. Pink Pop. Dar kartą ant viršaus. O taip. Tikrai taip, čia mano spalva. Taigi dar kartą pereinu per tas pačias vietas. Tik jau su Pink Pop. Na ką, su skaistalais baigta. Štai kaip atrodo. Matiniai skaistalai, super, dievinu, įsimylėjau. Na ir laikas highlighteriui, tai taip pat naudosiu Pillow Talk highlighterį. Jis toks kaip šampaninis. Taip pat nusiėmiau tą aplikatorių, nes man jo nereikia, nes ne vien savo naudosiu produktą. Tai užsidėjau ant pirštuko ir taip pat ant rankos, kad matytumėt maždaug koks tas atspalvis. Ir ant iškilusio kauliukų su pirštuko pagalba aš tiesiog tapšnojamais judesiais jį užsidėjau. Kadangi su riebia odė, man tas didelis blizgumas nelabai patinka. Na ir ką, judam prie lūpų. Taigi lūpos, kadangi gerai pridrėkintos, jas pasidariau neutralios spalvos, naudodama tą patį pudros šepetėlį. Tai naudosiu lūpų pieštuką ir lūpdažį, jie yra tokio pat atspalvio, Pillow Talk. Na ir kad lūpos būtų putlesnės, taip pat panaudosiu Pillow Talk lūpų putlintoje su hialurono rūgštimi, kuris suteikia blizgumo, glazūro. Kai užtepi jaučiasi toks dilgčiojimas šaltis. Taip pat rašo, kad per 2 savaitės naudojimo natūralios lūpos net 25% tampa putlesnės. Na ir matot, kaip tiesiog kontūriuką pasidariau su pieštuku, pasklaidžiau ir taip pat lūpdažį užsitepiau, pasklaidžiau. Tikrai labai graži spalva. Realiai kasdienai netgi tokią spalvytę sutikčiau nešiot. Na ir blizgis tas putlintojas. Tai dėl higienos aš jį tiesiog persikėliau ant mentelės ir užsitepiau su teptuku. Tai tikrai keistas jausmas. Savijauta tokia nepratusi prie tų putlintojų, bet gal ir visai nieko. Bet atrodo gražiai. Na ir štai kaip atrodo mano galutinis makiažas. Tai visus kreminius produktus
kuriuos naudojau iš Charlotte Tilbury, užfiksavau su sausais produktais, bet jau ne iš Charlotte Tilbury, o kitokiais. Ir kad gerai išsilaikytų makiažas, papildomai užfiksuoju su Charlotte Tilbury dulksna. Štai kaip atrodau. Na, tikiuosi jums patiko šis video ir manau susimatysime kituose video. Galbūt kažką įdomesnio dar parodysiu. Jeigu patiko, prašau palikit komentarą. Taip pat nepamirškite palaikinti ir žinoma, subscribinkit mano kanalą. Na, o šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot.